turi spėti viską pamatyti ir juostas ir perėjęs. Vadinasi, greitis neturi būti 60. Jo, žiedė turi ramiai, žinai, tada spėjai pasitaisyti ir jie spėjo pasitaisyti. Ir dabar vėl važiuosim žiedu, trečias išvažiavimas, tai mums reikia kairės juostos. Tada mes matysime, jeigu trečias išvažiavimas, tai kairė. Nu, va, šauniai, o išjungiam. Nu, va, ten labai gerai žiūrėjai, nes ten labai staigiai atsisuka kartais, ten iš atsiranda jų atvažiuojančių, tik tai šast ir sukas yra tu. O perėję dar vieną nuskanuojam, nes viskas iš eilės, visos kliūtis turi būti įveiktos. Šita kliūtis atrodo tuščia. Nu, va, bet mašinėlį yra. Yra, gerai. Ir jos čia ir reikiuoja. Dabar į kokią mums reiks? Trečias. Vėl taip pat kaip ten trolikas. Čia nespėsim. Nespėsim ir Dabar čia... spėtume. Aha, spėsim, todėl kad... Stipriau paspausim, nes tie berniukai. Va, gerai, viskas. Ramiai dabar. Tai va, kur trolikas, autobusas ten reikiuosias. Va, ten reikiuosias iš karto. Ten reikiuosias. Jo, ten jie neturi teisės važiuoti. Ana juosta. Aha, tai aš tik tai turiu žiūrėti iš šono, ar nėra man nieko gale. Va. Ir lėčiau, dešiniau. Va. Nes biški važiavai viduriu per dvi juostas. Ir va, čia. Kad jiem paskiau neliktų, o ten tik tai negreitai žiūrėti, kad jie duotų kelią, nes būna, kad jie neduoda, dažnai nespėja žmonės. Nu, nes jeigu greitai lėki, jauna, greita, tai žinai, ne visi galėjo pamatyti. Man čia pensininkas užkišo, tai pastabdžiau, nu matai, turi žiūrėti, nes jie nesitikė, kad čia, žinai, iš karto jau... Vėl taip pat bus irgi žiedu į kairę, trečias išvažiavimas. Kairį neįvažiuosim, dešinį neišvažiuosim. Tai vėl ten tam tik tai pravažiuoji tą išvažiavimą rodai ir jau iškart žvilgtelius rikiuojasi. Ir greitis turi būti toks slopstantis, nes ant posūkio, žinai, jeigu užgazuoji, tai apsisuka. Žiemą mergaitė buvo apsisukus, stovėjo ten priekiui apsisukus prieš eismą, nes užgazavo, žinai. Man buvo taip kažkada Šilainių kalno palyja buvo ir aš taip išėjęs. Bet mašinų nebuvo, tai pasisekė tiesiog. Jo, tai va. Ne visada gali pasisekti. O čia perėta, žinom, mes beurėje. O čia vėlgi lėtinam greitį. Trečias išvažiavimas. Žiūrim perėję, kad nebūtų. Žiūrėsim mašiną ir žiūrėsim trajektoriją. O perėję tuščia. Mašina. Aha, čia mašinų nėra gali. Va, ir dabar va tokio greičio pilnai užtenka tau. Netgi biški pristabdžiuodama. Va, rodai dešinį, jau rikiuojasi čia, arčiau dešiniau. Pristabdžiuodama, įduoda tau kelią. Dar, čia dešiniau. Nes va irgi lipom ant to. Berniukas. Matau, parodžiam. Turim jau, žinai, būti grinai, tada jam fiziškai nelieka vietos, nes jeigu tik 1,5 metro, tai jau koks nors išdykėlis ir lenda į tą tarpą. Tai dabar važiuokim vėl taip pat žiedę antras išvažiavimas, nuvažiuosim ten į Riomerio ir ten paskiau apvažiavę iš to Riomerio mes tada įvažiuosim iškai lėčiau, čia jis tegul pamokus važiuoja. Mums irgi reikia tos juostos. Ja, mums reikia tos juostos. Greitis dėmesys, turi biški, žinai, rezervo turėti, kad lyg ir gali greičiau, bet darai biški lėčiau, tada tu spėjai viską padaryti. Pamatyti kliūtis visas ir viską padarai iki galo, nes tik paskubėk, tai save aplenki ir nespėjai padaryti nieko. Tai mums iš antros juostos. O, teisingai. Kiti reikiuojasi ten, bet čia paprasčiau šita. Jo, jeigu mums ten tas išvažiavimas. Dar yra, čia yra, negalim, nes kai daug mašinų, tai čia jos turim. Nu dabar, manau, gal nespėsim. Nespėsim. O dabar va spėsim. Nu dabar taip. Stipriau, tikrai žvilgtelk. O, ir šitos užteks juostos. O šitos, taip. Antras išvažiavimas.
ten taip turi toliai įsižiūrėti, va, didesnį lanką, tikrai tau ten prie Leiborta daug vietos yra, va, tikrai, super. Dabar supratau, kur ta juosta tik ten juos spaustinai, koks sunkvežimis važiuos, dar lėčiau ir dešiniau. O, kam tu ten taip lėčiau, biški neužsilieki žieduose, dešiniau, nes nebent tau saulės patinka sukti. Bet žinai, paskiau gali nušluoti čia porą stulpų. Dešiniau. Bet greitai gal atlėkiau. Nes paskiau aš išsigasiu, tai nevažiuosiu paskiau. Turi žiedę, nes viskas sukasi. Tai iš centrinės jėgos, tai turi biški, tą slow down, va gerai, viskas. Turi biški lėčiau žiedę, tada tu nepaslysi, ar ką, žinai. Nes jeigu užgazuoji žiedę, tos mašinos galingos, tai galim užsiimti antrą juostelę, nes mums ten reikės. Ir jau stabdyk nuo kalno, nes paskiau nustepsi, kad slysta. Ateina ruduo, tėvas sakė. Va, kaip gerai tada. Vaikas nenugrius nuo sėdynės. Vyrui alų išlaistysi, jeigu staigiai lakstysi. Čia kokias padarė aikštelę žaidimo, nebuvot? Ne dar, bet... O Begėdis kaip negražiai lindo į tarpą. Atlėkė ir lindo. Čia biskį atsargiau, nes pro troliko priekį dar koks nors moksleivis išbėg gali. Toks pavojų numatymas. Tai va dabar važiuokim į Riomerio, antras išvažiavimas, tai teisinga šitą juostą, nes ta ten papildoma į 10. Jo, tik į 10. Tai va lėtink, nes tau vis tiek ten bus mašina. Atgal, kai aš į 10 ir važiuočiau, man ten patogiau, išvengiu šitą žiedą. Ten patogiau, jo, išvengiu. Ten labai patogus man, bet į priekį, kai važiuoju, tai va, man neišvengiu Riomerio. Įsiteiriuosi. Biški va teifą važiuosi, va šitaip, kad jiem neužtver, žinai. Va šičia va, kur tas punktyras? Jo, bet yra, ne, dabar bembai. Nebūtų bembų, tai būtų labai, o dabar labai gerai. Stipriau, paspaus. Va ten, kur tas punktyras, ne? O dabar jau rodyk va ten ribos. Ir dabar Jan turėtų duoti kelią, duoda kelią. Bet labai būk atsargiai, nes dažnai nedirba, neduoda dažnai čia. Va, žinai, teisingai. Nes jie čia galvoja, kad tu trečioji juostoj, tai neišvažiuosi, o ten tik taip ir reikia kairinę, o paskiau išvažiuoji dešininę. Čia viski lėčiau, nes čia vaikučiai su dviračiais lankykis savo juostos. Duobės, aš bandžiau duobę atvažiuoti, nes mačiau, kad nėra mašinos. Kitu atveju tiesiog stabdyčiau, jeigu šalia, va kaip dabar matau, kad... Drąsiau, biškai čia nieko tu duobės. Tai va čia irgi mes nesiautėm, nes ten labai į tą bėgą eina, važiuoja dviratininkai. Jo, tenais Panemunės tą šilą, tai dažnai kažkas... Šunimis. Jo, pabėga, trenkiasi ką nors. Tai veikia aplinkui. Dabar žinai, kaip tada padarysim? Apvažiuosim visą žiedą, grįšim čia atgal, tą sunkųjį variantą. O paskiau pravažiuosim lengvesnį. Jo, nuo kažkurios vietos šančių aš norėčiau. Gerai. Nuo, tarkim, Norfo šančių. Gerai. Nes man tenais aktualu, arba kitol, nuo tilto. Gerai, galėsim nuo Norfo šančių ten padarysim. Arba kur bažnyčia yra, ten ne kapinės, bet nuo ten vis tiek man pro ten reikia važiuoti. Supratau. Aš noriu tenais išmokti. Ir patogesnius, ir sunkius. Taip. Jo, kad žinai, viską mokėtum, tada jau nėra streso, gražiai atsargiau. Žinai, kur sudėtingiau, ten lėčiau, atsargiau. Kur viskas gerai, ten tvarkingai. O šitaip laksto berniukai, nes dar pilnatis nesibaigia. Bet greitai jie žūsta paskiau. O čia ties verkia paskiau. Taip, ir savo reikia auklėti. Kad jiem hormonas sutrinka tas pusiausvyra. Tai va visą žieduką apvažiuosim, grįšime atgal ir mažim greitį, nes čia gal bus pešiųjų dar, gal mašinų bus. Visą žiedą apvažiuojam, grįžtam atgal. Va šito žiedu kasdieną važiuojam. Jo.
Gerai, tikrai nemelavo, nes taip aš tai grinai žiūriu, ar tikrai ne... Gerai. Nu va, tai vėl į Riomerio, tada važiuosim jo. Ir tu ten tada įvažiuoji ir važiuot nori pro Girstupį ar pro... Pro Girstupį man reikia. Tai va, aš dėl to, kad man į Petrašiūnus nenusileis, nes ten vis, kaip ten persirikiuot. Jo. Ir aplamai... Tai ten praleidus, nu turi išlaukti tarpelį, ar kas matai jau išvažinėja į Riomerį ir tada jis pasinaudot progą įvažiuot. Kuo greičiau lėki to gyvenimas, greičiau prabėga ir tu nepajunti, kad gyvenai jau. Tai turi viską. Žmonės kažkaip išprotėja. Skuba. Jau ir taip viskas greitai. O ten pėsčiųjų kaupiasi, tai biškį mažint greitį, nes čia kalniukas. Jo, čia reikia pravažiuoti ir tą. Jie pakelt. Praleisim, nes jisai jie nori. Gražiau būtų lėčiau privažiuoti, nes paskiau tėvui gali pieną sutrikti ir nebebus pieno, vaikų dykimai ten. Gerai. Iš baimės. Lėčiau. Gerai. Tai va, irgi išimkim tavo. Čia jau aš moku, nes čia mano kelias. Taip ir turi tamšėti išimti, jo. Tai va, ten mes kiek reikia, tiek išlauksim, nemiegosim, bet kiek reikia, tiek išlauksim. Ir tada taip energingiau įvažiuosim, kada bus tikrai laisva. Išlėčiau, kam čia toli, nes čia tų dar ir tokių anksčiau čia girtuoklių būdavo, bet dabar jau turbūt jau nebeliko. Ko taip? Čia girtuoklių tokių šituose namuose būdavo, tokių asocialių, žinai, bet dabar jau čia turbūt visai geras rajonas pasidarė čia prie Panemunės, susitvarkė viskas. Tai va čia eilutė, matai, susidaro dėl to, kad... Taip, čia eilutė susidaro dažnai. Taip. Žinau, kad jau čia sunku. Tuose žieduose, tai man... Nes mums iš karto reikia į antrą juostelę, ar į trečią netgi. Jeigu Girstupį, tai turbūt į trečią iš karto reikia. Nu, pagal galimybės mes reikiuosimės įvažinėdami, antrą, į trečią ir... Jeigu nepavyktų, tada jau ten ta dešinesnė juosta, ne pačia pirma, bet vidurinė juosta, tada į Pramonės išvažiuoji, ten ne ką prailgėja tas kelias, jeigu jau matai, kad neišeina. Prailgėja gan. Nu, tai ten, žinai, 3 minutėm, tai čia jau. Bet geriau negu sulankstyt mašiną, rizikuot kažkam užkišti, nu tai. Tai va, ir įgūdė, matai, išlaukia, kiek reikia. Ir tas busiukas, matai, atstumą laikosi, nes jam nėra... Kitos išeities? Jo, teisingai, va, įvažiavo. Neišlaukti. Va, porą pamatė, kad čia išvažinėja, tada, nu, kiti rizikuodami kiša. Tai baisu, rizikuodama įkišti. Tai teisingai. Iškis talpų, jau čia daugiau nosydės negalim kišti, nes mes jau čia... Ne, buvom, progelė buvo, bet jau per maža labai. Ne, geriau tada pralauksiu. Nes čia į Riomerį turi važiuoti kas nors. Dar ne, nes jie čia apgauna, kartais reikiuojasi į Petrašiūnus, atrodo, kad į Riomerį. Bet jie į Petrašiūnus. Tai aš irgi pagalvojau, pasižiūrėjau, kad parodė čia posūkį. Buvo progelė. Ne, dar tada. Jo, bet mes, mano koja biškai greičiau buvo ant gazo pakilus, bet tu dar nebuvo įsitikinus, tai dabar sulauksim. Čia dabar į Petrašiūnus. Va, atrodo į Riomerį, nes posūkį ant... Žinau. Dabar antra juosta, ar ne? Jo, bet dabar tada reikia rodyti kairį ir į kairę reikiuotis, jeigu nori į Girstupį. Jo. Į Girstupį. Buvo proga, biški tą turė spust padaryti. Aš 3 kart spėjau pasakyti, o į dešinę. Ir tavo koja vangiai kilo ant gazo. Turi tik tai šasti kaip kengūra. Va, kaip jinai, matai? Šasti ir perbėgo. Ir važiuoja. Ir dabar važiuosim tada važiuosim į tavo Petrašiūnus. Tai galim padaryti kairį posūkį prie šviesoforo.
Tada mums reikia įsiimti šitą juostą. Juostą. Ir šitas neapsaugotas kairinis posūkis. Praleidžiam visus, kas Jo, rodom, jau tie iš paskos tada užsiima kitą juostą. O lėčiau, tada tu ne per daug, ne per mažai važiuosi. Vat, ir atrodo, įvažiuojam, dar pabaigiam. Tikrai bet dabar nėra. leidžia. Jo, super, nieko nėra. O, labai gerai. O, čia sutvarkė kelią. Tai dabar kaip tu nori savo maršrutu nuvažiuok į Šančius. Ir dabar, jo norėčiau gal kitą maršrutą. Pro kur važiuosi? Važiuosiu pro, dabar bus Žiedų 3 išvažiavimas. Į kairę, ta prasme. Taip, taip. Gerai, lėčiau. Ten iš tikrųjų jisai yra antras, nes čia iš viso tik tai 3, bet... Ai, bet tas į kairę. Jo, va čia va, jo, labai gerai. Ir čia išjung posūkį, nes jie į juos, kad neapgauti. Nes jeigu jau dega, jie apsigauna. Ai, galvoja, kad aš čia dešinės. Jo, tai tu ir pati iš ten išvažiuodama dar būna liekęs posūkis, nes šokęs. Neapsigauk ir tu anksčiau biškį išjung, kad kokį nepatyrusi, jis galvos, kad tu ten suki ir užkiš prieš nosį tau. Biškį dešinė, o čia geras asfaltas, tai biškį, nes vis daug kur yra tokių siaurų juostų, tai mes turim labai mokėti preciziškai juostose važiuoti. Privaloma, rodykim. Čia tuos ilga kojas tas praleisim su. Ir po biškį privažiuokim. Ir tada žiūrėsim, čia tai labai atsargiai, nes čia jie... Matau. Va. 3 suka, nu tai galim po biškį. Kraščiuku. Pačiu jo kraštinė, bet man reikia įsijungti. Bet čia taip ne, aš tik tai pagal save čia, nes mačiau, kad 3 suka ir aš juos visą laiką stebėjau. Įsijimti man juostą. Nes taip, jeigu turi teisę, jeigu reikiuojasi į pirmą juostą, tai jos irgi reiktų praleisti. Ir dabar šviesoforas į kairę bus, ar ne? Taip, šviesoforas į kairę, bet juostoj liksime... Kairesnė, iš tos kairesnės dar pasidarys 2. Jo, nes paskui tai aš persirikiu irgi anksčiau. O tau iš ten grįžtant, tai va šviesoforo apsisuk labai gerai būna uždaryta. Ties molų. Tai ten super apsisukimas ir Matyta prie šilo ten atsidaryti. Jo, ir pro studentus išlendi gražiai neskubėdama. Tai va, kaip pro tos studentus kelią. Ir kelią. dabar į kairę, rodykim, tegu dega, kad žinotų visi. Jo, tai dabar ir galim laisvai važiuoti. Mūsų posūkį per mane vaksta. Nu va, neblogai povežimiai. Bet dabar yra mašina, yra, palauk. Stabdyk, stop. Jo, tai taip nepatingėk pastabdyti, nes jau negali grūstis ant jų, nes buvo poro mašinų ir jos ir taip nebėra. Na, va, tai kaip nori čia nusileisi, ar pro to vingiuotą, ar pro tą, tu biškį viršį greitį tau. Tau su pažymius rašyk, nes kai nieko nebus, tai paskiau, žinok, kyla. Arba policija nubaudžia ir supranta žmogus, arba nesupranta, arba jau babteli kur nors. Nes turi, žinai, save kontroliuoti. Čia gerai nenukirtai, nes čia bortas išlindęs. Ne, kam aš čia rodau? O taip galai. O dabar parodytų. Tai va, matai, yra netyčia žmonės, o tai parodo.
Ir jau kitas jau kištų nosytę. Ir su tuo riomeriu taip ir būna. Va, jo, nes jie turi rodyti, nes jie nori reikiuotis, nes jeigu jie nerodys, iškai dešiniau. Ir tada sunku suprasti, Va, ar jie tada į sunku Petrašiūnus suprasti, čia taip, suka, tai va ar jie negali čia- jo, nes jie ten turi rodyti, nes jie ten iš tos kairinės jie turi persirikiuoti. Tai ten gaunas jiem per 2 juostas reikiavimas. Irgi Čia biskį atsargiau, sudėtinga, čia jeigu į būdavo Petrašiūnus. 40 anksčiau. Irgi sudėtingas tenais Jo, važiavimas, sudėtingas, jo. jeigu į Nu, bet prie ją Kauno žinant, tai gražiai, va, tie vis tiek, va, tai jeigu nepraleidžia, pastabdai, tada pabaigia užvažiuoti ir tada gražiai pabaigia persirikiuoti. Nes tikėtis, kad va, kiti būna, kad tu įkiša nusytę ar neapskaičiavę, arba pagalvoja, kad ir jomerį išvažiuoja. Iškai greičiau, tu nežinai, kas yra už posūkio laukia. Na, šiais metais kokie 2 motociklistai tai tikrai dar turi užsimušti. Nes pagal statistiką taip yra, nu tokia statistika. Tikėkimės visi gyvi liks. Nu, tikėkime, bet... Ne, nesitikėkim, tada mes būsim atsargesni, tada liks. Kai tikėsimės, kad užsimuš, tada mes saugosimės. O jeigu tikėsi, kad neužsimuš, tai tada nesisaugo ir tada blogai būna. O kai saugaisi, tai būni apsisaugojęs. Pagrindinių parodykim posūkiuką, reikia jiem žinoti. Čia Pempas buvo ant stogo į tas pušelės įvažiavęs. Apsivertęs sugebėjo čia. Ai, čia reikia. Jo, reikia, kai...